Ar rinktis save tai egoizmas? O gal tai vienintelis kelias į tikrą meilę savo ir pasauliui? Noriu papasakoti apie sąmoningumą taip, kaip iš tikrųjų jis veikia. Sąmoningumas tai nėra mada ar gražų žodžiai. Sąmoningumas tai gebėjimas pažvelgti į save iš šalies, suprasti savo mintis, jausmus, reakcijas ir pamatyti, kokias žinutes tau siunčia gyvenimas. Labai dažnai mes gyvename autopilotu, reaguojame pagal senas programas, traumas ar įsitikinimus. Sąmoningumo kelias prasideda tada, kai sustoji ir paklausi, kodėl man kartojasi šita situacija, ko aš dar neišmokau. Ir čia atsiranda karminės pamokos. Ir tai ne bausmė, o mūsų sielos mokymai. Jos gali kartotis tol, kol pagaliau supranti, ką turi pakeisti. Gal išmokti priimti save, paleisti kaltę, nustoti aukotis, išdrįsti rinktis save. Rinkti save tai nereiškia, kad nusisukti nuo kitų. Tai reiškia turėti vidinių resursų, būti pilnam ir gyventi iš širdies. Kai tu renkiesi save, tu nesi tuščias indas, kuris laukia, kad kažkas užpildytų. Tu tampi šaltiniu, iš kurio meilė natūraliai teka ir kitiem. Daug kas painioja tai su egoizmu, bet egoizmas kyla iš baimės, trūkumo iš konkurencijos. Sąmoningumas iš meilės, priėmimo ir pilnatvės. Tik užpildytas žmogus gali mylėti nesavanaudiškai. Pagalvok apie gamtą. Medis pirmiausia maitina savo šaknis, tik tada duoda vaisius. Ar medis dėl to egoistas? Ne. Jis tiesiog žino, kad be šaknų nebūtų nei vaisių, nei šešėlių. Tas pats vyksta su mumis. Kai mes pripildome save, tada galime skleisti meilę, kurti gilius santykius, priimti pasaulį be lūkesčių. Sąmoningumas keliasi vidinę ramybę ir meilę viskam, kas yra. Tai kelias, kurį renkiesi kiekvieną dieną, kai sakai, aš noriu pažinti save, savo sielą, savo pamokas. Jeigu tau artimos šios temos, karminės pamokos, numerologija, asmeninis tobulėjimas ir gyvenimas iš pilnatvės, sek mane. Čia kalbam apie tikrą vidinį augimą.